Dėkojame, kad prisijungėte prie šios savarankiško mokymosi sesijos. Jos metu galėsite pagilinti savo žinias darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo srityje, peržiūrėdami trumpą vaizdo įrašą ir atlikdami praktinės užduotis. Šioje mokymosi sesijoje, supažindinama su moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkiu, jo priežastimis ir pasiekmėmis, pateikėme ES teisės aktai ir strategijos skirtos moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkiui mažinti, aptariamos priemonės, kuriomis galima sumažinti šį atotrūkį ir skatinti įtraukesnę darbo aplinką, skatinama pasakyti už teisingą darbo užmokesčio praktiką ir lygias moterų ir vyrų galimybės. Pradėkime. Moterų ir vyro darbo užmokesčio atotrūkis – tai vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio skirtumas, jis grindžiamas tiesiogiai darbuotojams mokamų darbo užmokesčių, neatskaičius pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio priežastys yra šios: sektorinė segregacija, kai dauguma moterų dirba mažai apmokamuose darbuose, o dauguma vyrų geriau apmokamuose darbuose. Nevienoda apmokamo ir neapmokamo darbo dalis, moteris dažniau dirba ne visą darbo dieną, nes joms reikia rūpintis vaikais, o vyrai dažniau dirba visą darbo dieną, nes nedalyvauja namų ūkio ruošoje, ir stiklinės lubos, moterims sudėtingiau nei vyrams užimti aukščiausias pareigas. Viena iš priežasčių lemiančių moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkių yra skirtingas atlyginimas už tą patį darbą. Kai vyras gauna didesnį atlyginimą nei tokias pačias pareigas užimanti moteris, nes manoma, kad vyrui reikia daugiau pinigų šeimai išlaikyti. Tai stereotipas, nes moteris taip pat išlaiko šeimą. ES dirbančios moteris per valandą uždirba vidutiniškai 13% mažiau nei vyrai. Tarp šalių esama didelių skirtumų susijusių su moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkiu. Liuksemburge, Rumunijoje, Slovėnijoje, Italijoje ir Lenkijoje jis yra mažesnis nei 5%, o Vokietijoje, Austrijoje, Estijoje ir Latvijoje didesnis nei 18%. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkis Ispanijoje yra 9%, Graikijoje 10%, Lietuvoje 12%, o Latvijoje net 14%. ES moteris vis dar uždirba vidutiniškai mažiau nei vyrai, nepaisant to, kad praėjo daug laiko. Per pastarąjį dešimtmetį šis atotrūkis sumažėjo nežymiai. Tai reiškia, kad kiekviena vyro uždirbta eurą atitinka 87 centai moteriai. Pastebima, kad kuo didesnė atsakomybė darbe, tuo didesnė tikimybė, kad vyrų bus mokamas didesnis atlyginimas. Didžiausias darbo užmokesčio skirtumas yra vadovaujančiose pareigose, kur vyrai uždirba 28% daugiau nei jų kolegės moteris. Dėl mažesnio darbo užmokesčio moterims, ypač vienišoms, sunkiau išlaikyti finansiškai, sunkiau taupyti pinigų nenumatytiems atvejams ar pensijai. Tačiau moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis paveikia ne tik moteris, dėl jo kyla pavojus šeimoms, ypač vienišoms moterims ir jų vaikams, ir daroma žala visai ekonomikai. Norint sumažinti darbo užmokesčio atotrūkį, būtina sudaryti vienodas darbo sąlygas moterims ir vyrams. Keletas pavyzdžių. Lankstus darbo grafikas. Moteris dažniau nei vyrai darbo dienomis ima laisvo laiko, nes joms reikia parvežti vaiką iš mokyklos į namus ar pas gydytoją. Lankstus grafikas teikia galimybę moteriai atlikti darbą tomis valandomis, kai jos yra laisvesnės. Vaiko priežiūros atostogos. Jeigu tėčiai jų eitų, nebeliktų kliūčių moterų karjerai dėl ilgesnės nei vyrų darbo pertraukos. Prieinamos vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugos taip pat padidina moterų galimybės dirbti ir ieškoti darbo. Skatinkite moterų lyderystę ir skatinkite jas siekti moterims netradicinės karjeros. Skaitmenizacijos eroje itin svarbus moterų įsitraukimas į skaitmeninį darbo rinkos sektorių. Jeigu darbuotojai galės matyti, kas kiek uždirba už tą patį darbą, darbdaviai negalės mokėti vyrams daugiau nei moterims. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis kenkia ne tik moteriams, jis kenkia visiems. Jo mažinimas bei moterų dalyvavimo darbo rinkoje didinimas turės teigiamą poveikį ES ekonomikos augimui. Vienodo darbo užmokesčio diena simboliškai parodo momentą, kai moterims palyginti su jų kolegomis vyrais galima sakyti nustojama mokėti už darbą. Šią dieną Europos komisija kasmet mini siekdama atkreipti dėmesį į tai, kad Europoje dirbančios moteris vis dar uždirba vidutiniškai mažiau nei jų kolegos vyrai. Ši diena keičiasi priklausomai nuo naujausio ES moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklio. 2023 metais Europos vienodo darbo užmokesčio diena buvo lapkričio 15 dieną. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis apima ne tik diskriminaciją dėl darbo užmokesčio, bet ir įvairias nelygybės apraiškas, su kuriamis moteris susiduria darbo rinkoje. Tai sektorinė segregacija, nevienodas apmokamo ir neapmokamo darbo pasiskirstymas, stiklinių lubų efektas ir diskriminacija dėl darbo užmokesčio, nepaisant teisinių nuostatų dėl vienodo darbo užmokesčio.
Veiksniai lemiantys moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį yra visuomenės normos, išankstinės nuostatos ir diskriminacinė praktika. Jų šalinimas yra labai svarbus siekiant sukurti teisingesnę darbo aplinką. Sąjungos teisės aktai ir strategijos dėl darbo užmokesčio atotrūkio mažinimo. Teisė į vienodą moterų ir vyrų darbo užmokestį už vienodą arba vienodos vertės darbą nuo 1957 metų, kai buvo pasirašyta Romos sutartis, yra vienas iš pagrindinių ES principų. Reikalavimas užtikrinti vienodą darbo užmokestį nustatytas direktyvoje dėl moterų ir vyrų, lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje. Direktyvos dėl darbo užmokesčio skaidrumo priemonių Europos parlamentas ir taryba susitarė 2023 metais. Valstybės narės turi per 3 metus ją integruoti į savo nacionalinius teisės aktus. Imdamiesi aktyvių priemonių vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkiui mažinti ir lygybei darbo vietoje skatinti, taip pat pripažindami, kad svarbus kovoti su visuomenės normomis ir išankstinėmis nuostatomis, kurios įtvirtina moterų ir vyrų nelygybę, galime kartu sukurti tokią darbo aplinką, kurioje kiekvienas žmogus turėtų vienodas sąlygas ir galimybės klestėti ir siekti sėkmės. Dėkojame už dalyvavimą šioje vaizdo pamokoje. Kviečiame tęsti mokymus ir atlikti pratimus. Juos rasite e-mokymosi platformoje po šiuo vaizdo įrašu. Sėkmingai baigus visą mokymo kursą jums bus suteiktas sertifikatas.